Filtravimo sistemos yra dviejų tipų – slėginės arba gravitacinės. Slėginės sistemos dažniausiai naudojamos mažesnėse tvenkiniuose, tai yra iki 30 kubinių metrų vandens, kiekiai be žuvų. Slėginius filtrus galima statyti nepriklausomai nuo vandens lygio, tai yra galima statyti už 5, 6, 7, 10 metrų nuo tvenkinio. Galima dalį korpuso įkasti į žemę ir paslėpti žarnas ir visas jungtis. Didesniems tvenkiniams dažniausiai naudojami gravitacinio tipo filtrai, tačiau jie yra priklausomi nuo vandens lygio. Gravitacinius filtrus galima statyti tik virš vandens lygio, nes jų išeinamoji anga yra filtro korpuse ir vanduo prisikaupęs filtre iki tos išeinamosios angos nuteka ten, kur jūs tą vandenį nukreipėt. Todėl šie filtrai yra statomi dažniausiai krioklio viršuje ar šalia tvenkinio, kad išsifiltravęs vanduo grįžtų į patį tvenkinį.